Mano vardas Bernardas, o šalia manęs, kaip čia pasakius, Kačunis. Aš taip jį vadinu. Jis panašus ir į šunį, ir į katę. Jo akis keičia spalvą, o kailiuku gali bėgioti įvairias spalvės bangos. Šiek tiek kalba, bet dar daugiau pasako kažkokiu kitu būdu, be žodžių. Mėgsta šiltą pieną. Ir tas pienas kiekvieną kartą kvepia vis kitaip. Tai beveik ir viskas, ką žinau apie Kačunį. Tiesa, dar atrodo, kad jis ateina tada, kai kam nors labai bloga. Bet svarbiausia tai, kad su juo šią vasarą patyriau daug keistų nutikimų ir daug ką supratau. Vieną rytą, atsigėrę šilto pieno, kvepiančio varlėmis, nukeliavome į turgų. Ei, ko nukabinate nosis? Tai ne jie, tai aš. Kas tu? Televizorius. Kodėl tu toks liūdnas? Aš niekam nereikalingas. Tai kodėl tada tave bando parduoti? Juk niekas nenori pirkti. Šeimininko vaikai nusipirko naują spalvotą televizorių, plokščiu ekranu. Mane jie norėjo išmesti. Bet aš dar geras, dar veikiau. Šeimininkas norėdamas, kad patekčiau į geras rankas ir dar kam nors patarnaučiau, nusprendė mane parduoti. Ir niekas nenori pirkti tokios senienos. O čia stebėtis? Turėk kantrybės. Gal atsiras, kas nori seno televizoriaus. Juk kai kurie žmonės senovinius daiktus mėgsta. Čia aš jau 3 savaitė, bet niekas net kainos nepaklausė. Vieną dieną šeimininkui nusibos ir jis mane išmes. Kiek kainuoja jūsų televizorius? 5 litus. Tai pigiai, juk jis dar veikia. Pirmą dieną, kai jį atnešiau, tikėjausi gauti kokį 10 kartų daugiau. Bet niekas nenorėjo pirkti, todėl jo kainą kasdien turėjau vis mažinti. Niekas tos kainos net ir neklausė. Man atrodo, kad už tokį gerą daiktą prašote per mažai. Koks skirtumas, daug ar mažai, vis tiek niekas neperka. O kaip gerai jis rodo. Kiek kanalų jis rodo? 7. Nė lito nereikia mokėti už vieną kanalą. Fantastika. Jis toks jaukus tas televizorius. Seniai prijaukintas. Nuo jo namuose turi būti irgi jauku. Kodėl jūs parduoda tokį gerą daiktą? Mano vaikai nusipirko naują televizorių. Mūsų namuose jauku ir su naujuoju. Ha. Ar gali būti jauku namuose pilnuose naujų daiktų? Daiktus reikia pirmiausia prisijaukinti. Nusipirkau naują šaldytuvą ir turėjau jį jaukinti kelis mėnesius. Kad žinotumėte, kokia neskani jame palaikyta dešra pradžioje buvo. Net viryklė, pamačiusi naują šaldytuvą, buvo pradėjusi ožiuotis. Nepatiko jis jai. Tada nutariau, namuose turi būti ir senų daiktų. Kad visiems būtų jauku. Perku jūsų televizorių ir moku daugiau negu prašote. Argi galima gerą daiktą nusipirkti pigiai? Taip, iš tiesų. Prisiperki naujų daiktų, išmeti senuosius ir pasidaro namuose kaip Rūsyje. Šalta. Net nesinori grįžti. Aš irgi pirkčiau tą televizorių. Jis toks malonus. Viskas, televizorius jau mano.
O jums, ponia, patarčiau susidomėti štai šituo lygintuvu. Jis irgi labai jaukus. Tai eidavau grybauti, pasiėmė šį krepšį grybai, tiesiog patys bėgdavo prie manęs, visada grįždavau su pilnu. Mano dukra vis sirgdavo, kol nupirkau šią lovelę. Nuo tos dienos nesirgo nei kartą. Lovelė tokia jauki. Gaila, kad dukra jau užaugo. Nebetelpa. Šis plaktukas ne šiaip sau, jo niekas nesykio nenusimušė piršto. Žmogus, darydamas daiktą, įdeda dalelę širdies. Ir į daiktą išlieka netgi tada, kai jis pasensta. Savo širdžių dalis įdeda ir tie, kuriems tas daiktas tarnauja. Taigi, kuo daiktas senesnis, tuo daugiau jame šilumos ir jaukumo.